Kuo mes čia pradėjom šiandienos programą? Mes pradėjom su mano pirmąją repo kasete, tai buvo Lukas Nekaltas kraujas. Šiaip man gal net patiko labiau jo opa, bet šitą kasetę dėja nėra išleista į plokštelę. Tai, tie laukiniai 90-ieji labai baisi pamokanti istorija, kaip negalima sakyti tiesos, nes gali baigtis peiliais, ten, žinai, peiliai vaikšto, Panevėžy tais laikais irgi vaikščiojo. Tai grąžino mane į tą vaikystę. Nebūtinai iš gerosios pusės, bet vis dėlto repas turbūt padėjo atrasti tos stiprybės tam paaugliui tokiam nupiepusiam, žinai, Panevėžyje, išlikti stipriam, kietam ir kažkaip išgyventi tuos 90-uosius, 2000-uosius Panevėžyje tuo metu. Ypač buvo sunku, nes jeigu nesi su treniginėmis kelnėmis ir ten to Adidas džemperiu, o esi kažkoks kitoks, ten reperis ar banglas, kaip mus vadindavo, tai reikėdavo už save pakovoti arba kartais ir pabėgioti ir pasislėpti. Tai labai įvairių nuotykių. Kosmosas, čia mes esam kalbėję, nepamenu, su kažkuria tai viešne laidos, kad kaip jokinga mes čia, žinai, klausydavomės ten tų visų oldschoolinių repo gabalų, kur ten, žinai, vyksta kažkokios tai muštynės, ten, žodžiu, gaujos ir mes čia taip saugiai, gražiai Lietuvoje gyvenom, bet, ne visi mes taip gyvenom, pasirodo, kad buvo tokių tikrai 90 metais ir kai pasižiūrė, tarkim, LRT archyvus irgi, niekom nenusileidom nuo ten kokio kompto. Vis dėlto kažkaip tai nepametei tu savęs, išlaikei tą savo banglizmą, repizmą, aš kaip suprantu. Už tai, kam dėkingas labiausiai esi? Aš nežinau, aš tai gal kad draugam kažkaip, šiaip hip-hopo kultūra labai gal svarbus buvo momentas, tuo metu labai vienijo, kažkaip visi tą laikėmės kartu, leidom laiką kartu, kažkas ten, žinai, sąsiuvinį grafitį piešia, kažkas tekstus rašo, kažkas šoka, kažkas muziką užsiema, tai man atrodė kažkaip visą gyvenimą, kad aš kai užaugsiu, žinai, ir būsiu prezidentas, tai padarysiu, kad hip-hopo kultūra būtų prieinama visiems, arba kad būtų mokyklose bent jau prieinama visiems, nes ten kažkaip irgi eina visą tą dailę, visas šokis, muzika, visi šitie dalykai, kurie bet kokiu atveju yra reikalingi, man atrodo, kiekvienam padoriam piliečiam, tik tu dar esi kietas, žinai, o ne taip, kad muzikos pamokoji, kur ten nieks nesiklauso mokytojas ir belekas vyksta. Tai, ir tu delegroji. Aš manau, tu delegroji. Tai aš manau, kad hip-hopo subkultūra tikrai galėtų būti įtraukta į privalomąjį, žinai. Gerai, tai Tomai, judėk prie plokštelių ir toliau ir mes pasiklausysim Old Dirty Bastard. Shimmy, yeah! We have only 35 chambers. There is no 36. I know that. But I want to create a new chamber. Oh? And what would that be?